Mūsų meilė nevienoda, kaip kava ir arbata. Mūsų meilė nevienoda, tarsi speigas ir šiluma. Ką veikiam, dalinam grožį ir grožis pas mus puošia pasaulį. Tai su saulės pirmais spinduliais, mamom trupučiuką šventės ir mergaitėm, ir su spalvotais nagučiais, ir su garbanom išėjo, ir su šypsenom svarbiausiai. Tai va tikslas pasiektas. Tik tai, ne tik tai, suprantat, mes kažką atvežam, bet mes patys labai čia daug gaunam. Pačios gaunam stiprybės, tikėjimo ir suvokimo, kaip kovoti, kaip žiūrėti su šypsena į visą tai, kas vyksta ir kad ta gera emocija visgi dažniausiai laimi, tai mes to labai džiaugiamės. Aš jaučiuosi puikiai už tai, kad tai mano turbūt irgi antąjį kartą atvykimas į šitą skyrių. Ir tai nėra visiškai naujiena man, aš labai gerai visada jaučiuosi, labai puikiai žinau, ko aš atvažiavau. Labai visada važiuoju su ta viltim, kad tie žmonės, kurie papuola čia į šitą skyrių, jie išvažiuoja lygiai su tokia pačia gera nuotaika ir jie grįžta galbūt po kažkiek tai laiko, bet jie išeina pasveikę ir svarbiausia, kaip atvyksti čia, supranti, kad tai yra kova už gyvybę, už gyvenimą ir kad tu turi vertinti kiekvieną dieną kaip šventę. Ir paprastai Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija tikrai užima labai didelį savo dalį žmonių, kurie nori padėti, kurie jungiasi į bendruomenės. Ta edukacija, ta gerąją edukacija, kuri, kaip sakau, yra neapmokestinama, tai yra mūsų pačių laikas, noras būti, burtis, vykti, padėti, kiek galima. Pats svarbiausias dalykas visoje šitoj mūsų gerumo akcijoje, kad mes atvykstame čia su ta intencija, kad pamatyti gyvenimą iš vidaus, kaip yra iš tikrųjų. Ir išvažiuodami visą laiką galvojame ir linkime tiems ligoniukams, kad jie pasveiktų, jų tėvams, aišku, stiprybės. Kartu su kolegėmis iš Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos šiandien atvykom čia į Vilniaus Santaros klinikas, vaikų onkologijos skyrių, pagražinti ir mamytės, ir tėvelius, kurie guli kartu su vaikučiais šiame skyriuje. Labai smagu, kad yra tokie fondai kaip Rimanto Kaukėno paramos grupė. Smagu, kad bent kažkuom gali suteikti jiem džiaugsmą ir praskaidrinti nors tas kelias valandas dienoje nuo to atitrūkti ligos ir ligoninės palatos. Labai smagu, kad vyksta tokie renginiai kaip Nidos gala, kur už dalyvių suaukotus pinigus galima nupirkti vaikams dovanas ir ateiti ir padovanoti jiems. Ir lygiai taip pat smagu, kad Kaskada prisideda irgi prie šių dovanų ir galima apdovanoti mamytės, kad jos galėtų pasidžiaugti, pasigražinti, pasilepinti save.